Sveiki, šiandien tinklalaidė Drąsos pokalbiai svečiuose turime Vytauto Didžiojo universiteto anglų kalbos lektorę Aušrą Jankauskaitę, su kuria aptarsime pagrindinę temą ar verta stengtis dėl pažymių. Sveiki. Sveiki. Ačiū, kad atvykote ir gal nieko nelaukdami pradėkime nuo mūsų pirmojo klausimo. Ar verta labiau stengtis dėl pažymių ar dėl realaus pasiruošimo egzaminams? Taip, tai yra labai aktualus klausimas ir dilema, su kuria susiduria dauguma mokinių šiuolaikinėje švietimo sistemoje. Iš tikrųjų, pažymiai yra svarbus, stojant į aukštąsias mokyklas, į universitetus. Ir pažymiai parodo mokinio pastangas per tam tikrą laikotarpį. Dažniausiai pažymiai yra rašomi už tam tikrus atsiskaitimus ir parodo, kaip mokinys įsisavino medžiagą iš tam tikro dalyko, tam tikros temos, per kažkokį tai trumpą laikotarpį. Kai kalbama apie egzaminus, tai daugiau reiktų galvoti apie ilgalaikį pasiruošimą, nuoseklų mokymąsi, pastovų. Ir ne tiek koncentruotis į konkrečius pažymius iš kažkokių atsiskaitimų. Tai be abejo, pažymiai yra svarbus rodiklis ir geri pažymiai gali paskatinti mokinį ir toliau mokytis pastoviai, nuosekliai. Ir aišku, tada išvengiama to streso paskutinę minutę prieš egzaminus, kai tikrai daugelis mokinių jaučia nerimą, įtampą, nepasitikį savo jėgomis, žiniomis, nes jaučia, kad yra spragų paprasčiausiai dėl to, kad nebuvo mokytasi pastoviai ir aišku, paskutinę minutę visko išmokti, visko įsisavinti neįmanoma. Tai žinoma, jeigu kalbam apie pasiruošimą egzaminams, tai svarbu yra nuosekliai pastoviai mokytis ir galvoti apie tai, ar suprantame dalyką iš esmės. Nes egzaminų tikslas yra patikrinti mokinio žinias bendrai. Pavyzdžiui, anglų kalbos valstybinis egzaminas, kuriame reikia rašyti rašinį, kaip tik ir tikrina bendrai anglų kalbos žinias, kaip mokinys sugeba formuluoti mintis, jo žodyno platumą, taip, ir tas gramatinės konstrukcijas, kaip jis sugeba jas naudoti, o ne kažkokioj siauroj temoj, iš kurios kažkada buvo rašytas kažkoks atsiskaitimas ir buvo vertinamas. Taigi, reiktų galbūt, jeigu kalbam apie pasiruošimą egzaminams, tai galvoti apie tą pastovų ilgalaikį mokymąsi ir svarbu siekti bendrai tobulėjimo progreso, kad mokinys jaustų, kad jisai tobulėja, jisai įgyja naujų žinių ir jisai supranta dalyko esmę. Taip, ne tiek koncentruotis į atskirus tos pažymius iš atsiskaitimų. Nors, aišku, pažymiai yra tas dalykas, kuris yra svarbus akademinėje karjeroje. Taip. Įdomiai papasakojate, bet ar pažymiai iš tikrųjų kartais parodo mokinio gebėjimus? Vėlgi, galima pasižiūrėti iš dviejų pusių šitą dalyką. Iš vienos pusės taip, pažymiai rodo būtent kaip mokinys įsisavino medžiagą, jo akademinės žinias būtent toje temoje ir kokią pažangą jisai padarė. Ir taip pat pažymiai rodo mokinio apskritai pastangas, jo pareigingumą, jo ir atsakomybės jausmą galų gale mokymosi procese, ypač jeigu mes kalbam apie tą tendenciją, kokiais pažymiais per ilgesnį laikotarpį mokinys mokosi. Bet iš kitos pusės reikia nepamiršti, kad yra daug kitų gebėjimų, kurie gyvenime yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kūrybiškumas, kritinis mąstymas, kurie dažniausiai pažymiais yra nevertinami. Taip, tai be abejo, kad sakyti, kad pažymys parodo visą mokinio gebėjimų potencialą, tikrai negalima. Į pažymius reikia žiūrėti kaip į priemonę, kuri padeda mokiniui mokytis. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jisai gauna gerus pažymius, jisai žino,
kad jisai eina teisingu keliu, aišku, tai pakelia savivertę ir sustiprina pasitikėjimą savo jėgomis. Žinoma, geri pažymiai tai yra puikiai motyvacija ir toliau siekti tų gerų rezultatų, būti sėkmingam mokymosi procese. O įprastus prastesnius pažymius reikia žiūrėti kaip į tai, kad, na, šioje vietoje aš turiu pasistengti, galbūt man reikia kažkokios pagalbos, būtent įsisavinant tas temas. Tai tiesiog būtent žiūrėti kaip į pagalbą mokantis, bet tikrai sakyti, kad pažymiai atskleistų mokinio gebėjimus, taip negalima, nes gyvenime yra labai daug kitų gebėjimų, kurie yra svarbus ir jie yra tiesiog nevertinami pažymiais. Pažymiai dažniausiai vertina netgi atmintį, kaip mokinys sugebėjo įsiminti tam tikrą medžiagą, o tokių dalykų, kaip jau minėjau, kaip kūrybiškumas, kritinis mąstymas, galų gale praktiniai įgūdžiai, tai žinoma, kad pažymiai dažniausiai to nevertina. O, pavyzdžiui, jeigu mokinys gavo labai prastą kokį pažymį, jis kreiptis, kad taip toliau noris, tačiau pas jį namuose tėvai pamatę tą pažymį įspaudžia. Tai kaip su tuo jam tvarkytis? Taip, žinoma, tėvų reakcija į pažymius, tai vėlgi yra toksai klausimas, su kuriuo susiduria daugelis šeimų. Ir vėlgi čia yra keli tiek psichologiniai, tiek socialiniai veiksniai. Sakykime, jau kalbant apie tą pažymį kaip po tokį, na, jis yra tėvams labai paprastai lengvai suvokiamas, nes matant pažymį tiesiog yra daug paprasčiau suprasti jį ir vertinti mokinio žinias, jo mokymąsi būtent tuo skaičiumi, negu galvoti, kaip iš tikrųjų tam mokiniui sekasi, kaip tam vaikui kokią jis pažangą daro, ar kokias mokymosi strategijas jisai naudoja, pavyzdžiui. Tai apie visą tai mąstyti yra daug sunkiau, negu tiesiog žiūrėti į pažymį ir spręsti pagal tą skaičių. Taip? Ir be abejo, tėvai orientuojasi tą nusistovėjusią formalaus vertinimo sistemą, kur pagrindinis vertinimas ir yra tas, reiškia, grįžtamasis ryšys, tas rezultatas ir yra tas pagrindinis grįžtamasis ryšys ir viskas yra sprendžiama pagal tai. Tai tiesiog yra tokia jau švietimo sistemos paradigma ir aišku, tėvai ją orientuojasi, nes patys yra išaugę šioje sistemoje. Ir sunku labai iš to išeiti. Aš pati turiu sūnų, abiturientą, ir jisai beje irgi nėra pirmūnas ir būna, kad gauna tos prastesnius pažymius. Ir žinoma, aš save irgi pagaunu dėl to, kad pradedu galvoti, gal tas vaikas nesugeba kažko įsisavinti, kažkaip tai, bet reikia stengtis save sulaikyti, nes prastas pažymys jis tikrai nerodo, nevertina žmogaus, nevertina jo kaip asmenybės. Jisai vertina konkrečiai žinių kažkokių tai įsisavinimą šiuo laikotarpiu, netgi kažkokioj siauroj temoj. Taip, reikia galbūt daugiau žiūrėti į tendenciją, kokie yra pažymiai gaunami ilgesnį laikotarpį. Ir tada, aišku, jeigu jau matai, kad jie yra prastesni, tai reiškia, kažkur tai jau reikia pagalbos, reikia pasistengti. Taip, tai tiesiog tėvams, sakyčiau, reiktų nesureikšminti taip tų pažymių, o daugiau žiūrėti į tai, kokią pažangą apskritai vaikas daro, mokydamasis, ar jisai tobulėja. Reiktų daugiau klausti galbūt, ką naujo sužinojai, ko išmokai, taip, o ne tiek orientuotis į tuos plikus pažymius. Kai pati mokėtės, ar prisimenat, kokią naudojot pagrindę mokymosi strategiją, kuri jums padėdavo gauti gerus pažymius, arba jūs savo sūnui patardavot, kaip
ar pati kažkokių? Na, aš iš tikrųjų mokiausi dar seno modelio mokykloje ir be abejo, mokytojai buvo griežti ir viskas buvo tikrai labai formalu. Ir, na, kiek prisimenu, tai vis tik tai labai padėdavo, aišku, tas pastovus mokymasis ir stengimasis, na, nesusidaryti kažkokių tai spragų, nepalikti kažko neišsiaiškinto, kažko nesuprasto, nes vis tiek bet kuriam dalyke yra pirmiausiai kuriamas pamatas, kaip ir kalbos mokantis. Taip, pirmiausiai mes pastatome pamatą, susikuriam tą kalbos kažkokį tai karkasą ir ant jo jau aišku papildomai dedame tą medžiagą, žodyną, sudėtingesnės konstrukcijas ir taip toliau. Tai vat labai svarbu nesusidaryti tokių spragų ir mokytis pastoviai. Ne tiek svarbu gauti tos labai aukštus pažymius, tikrai ne. Svarbu, kad yra bendras suvokimas. Taip, tai yra daug svarbiau. Taip, kad kartojimas aišku ir pastovus mokymasis. Na, o pavyzdžiui, kokių gal būdų turėtumėt pasiūlyti pakelt motyvacijai mokinių, kurie nori mokytis, bet nelabai jos turi? Na, iš tikrųjų, žiūrint, kokie yra tikslai. Labai svarbu gyvenime apskritai išsikelti savo tikslus, ko aš noriu, ko aš siekiu. Ir aišku, nuo to ir priklauso ta motyvacija. Taip, tai jeigu aš noriu, sakykime, dirbti kažkokį tai darbą, būti toje srityje specialistų, tai be abejo, tai kelia motyvaciją mokytis būtent tų dalykų. Taip. Ir aišku, norisi tada įstoti į tą universitetą, taip, ir tada be abejo reikia savo išsikelti labai konkrečius, labai aiškius tikslus. Tada atsiranda ir ta motyvacija būtent eiti tąją kryptimi. Na, o va, pavyzdžiui, vėl grįžkime prie tų mokinių, kur gal silpniau mokosi, bet nori gyvenime turėti aukštų tikslų, nusiekia aukštų tikslų, tai kaip patartumėt jiems, neturim tokių aukštų tikslų, pažymių, taip toliau, kaip jiems suktis verslas iš padėties? Aš sakyčiau, kad gyvenime galima būti sėkmingu ir daug ko pasiekti, tikrai nebūnant pirmūnų mokykloje ir negaunant vien tik labai gerų pažymių, nes yra labai daug sričių, kur svarbu ne tiek akademinės žinios, kiek, sakykime, praktiniai kažkokie tai įgūdžiai arba gebėjimas spręsti problemas, na, kūrybiškumas be abejo, bendravimas su žmonėmis. Taip, tai jeigu tu gauni tos prastesnius pažymius mokykloje iš kažkokių tai dalykų, tai visiškai nereiškia, kad tu negali daryti karjeros kažkokioje srityje ir tapti sėkmingu. Na, tada vadinasi, ir aš turiu vilties ir tokie mokiniai, kurie arba prašiau, arba vidutiniškai mokosi. Na, tai jeigu neturite dar pati gal kažkokių, norėtumėt mokiniams žinią paskleisti ar papasakoti? Aš tiesiog galbūt norėčiau pasakyti, kad svarbu yra subalansuotas tas požiūris į pažymius. Negalima nuneigti ir sakyti, kad pažymiai yra visiškai nesvarbus. Ne, tai yra svarbus grįžtamasis ryšys, ypač jeigu kalbam apie akademinės žinias. Ir vis tik tai parodo, na, ir tiek tą medžiagos įsisavinimą, tiek parodo mokinio apskritai požiūrį, jo pareigingumą, kaip sakiau, jo atsakomybės jausmą, kas irgi labai svarbu ir apskritai yra svarbu suaugusio žmogaus gyvenime šitie dalykai. Taip. Bet visiškai sureikšminti ir sakyti, kad pažymiai tai yra svarbiausia, tai tikrai ne. Tikrai nedaug svarbiau yra ilgalaikis toks tobulėjimas ir suvokimas iš esmės, kad aš tą suprantu tą dalyką. Taip, tai tas yra daug svarbiau, siekimas savo tikslo. Taip, ir tas toks prasmingas mokymasis, o ne vien tik tai orientavimasis į pažymius. Taip sakyčiau.
Ačiū už mintis, tikrai labai buvo įdomu jūsų man asmeniškai klausyti, tikėkimės ir kitiem moksleiviam, gal net jų tėveliam buvo įdomu ir tikrai peržiūrėjau visą epizodą. Na ir pabaigai tiesiog norėčiau jums pasakyti ačiū. Ačiū Jums, kad pakvietėt.